Slidės neklauso. Ką tai reiškia? Bet tai reiškia, kad kai stengiuosi labai stipriai pasispirti, jinai man praslysta. Ir tokie erzintis judesiai būna. Nu, okei, o ką daryt, kad klausytų? Paprasta. Tau paprasta, nu bet pasakai. Esmė yra dažniausia klaida, kurią mes darom, tai mes spirimės už kulno. Darom taip, tarsi eitumėm su koja pėsčiomis. O paslaptis yra tame, kad reikia spirtis iki kulno ir nuo to laiko jau kelti koją. Ir jeigu taip darau, tai tuomet slidė pradeda klausyti ir nebepraslidinėja. Klausyk, o kur tu čia visko išmokai? Gal gali pasakyti, kur galima išmokti tokių dalykų? Na, aš paslidinėjau 20 metų, 10 mokinau, tai ir išmokau. Taip, dabar kaip tik kuriu online mokymus, tai ten pasistengiau sudėti dažniausiai užduotus klausimus, kurie žmonės užduoda per pirmas 4-5 pamokas. Tiesiog užeik į mano profilį, ten rasi nuorodą ir daugiau informacijos, kaip galiu užsiregistruoti. Tvarkoju, ačiū, sėkmės. Ačiū.